žodžiu, per tuos storius ten tik minutę eina pakalbėti, tai aš galvoju, kad nieko neina per tą minutę pasakyti ir ypač to, ką noriu dabar pasakyti, neis, nu tai žodžiu. Norėjau pasidalinti, kaip eina mano pasaulėvaizdis, į kokią kryptį. Tai, žodžiu, aš tiesiog galvoju, kad viskas, kas yra, tiesiog yra. Jo, ir aš neketinu čia dabar plėstis būtent apie tai, o būtent apie tai, kur toliau eina šitas dalykas. Ir eina ten, kad aš tiesiog, nežinau, nelabai suprantu jau, kas yra gėris ir blogis ta paprasta dualumo prasme. Man kažkaip pradėjo keistis visiškai suvokimas ne tiek, kad gėris ir blogis yra tipo vienas kito priešingybė, o kad tai yra du visiškai skirtingi dalykai. Ir tam tikrą prasme net nebetikiu, kad toks dalykas kaip blogis iš viso egzistuoja, o tiesiog, kad yra kiekvienai konstantai yra kažkokia tais išimtis. Ir ta konstanta yra tas vadinamasis gėris, bet, nu, ten, ką žinau, galima daug visokių sinonimų pavartoti. Ten šviesa, meilė, tiesa, galbūt net logika. O gero, man labiausiai tiktų pasakyti tiesa. Tai jo, kad yra tiesiog whatever that is tiesa. Ir, nu, bet šiuo atveju tiesiog sakau gėris, nes man atrodo labiausiai suprantama. Ir tai yra konstanta, ypač, nu, aš čia daugiausiai turiu omeny su žmonėm, kad tipo, aš čia einu visur ir man visi žmonės tiesiog be jokios priežasties, realiai aš nieko beveik neprašau, tik vandens kartais. Ir man jie labai daug duoda tiesiog savaime, nežinau. Pavyzdžiui, užvakar tipo turėjo būti audra, nu ir buvo audra, ir valandą prieš mane sugalvojo tiesiog susistabdyti ir sako, da, aš tave pavešiu, ir aš, nu gerai, nuvažiavom visiškai ne į tą pusę, bet tipo nuvarėm pas tą žmogų ir jo šeimą pabūt, ten išgėrėm arbatas ir taip toliau, ir ten buvo visas didelis dalykas, nu ten labai epiška buvo diena. Jis man labai daug visko pripasako, bet esmė, kad nu, jis man labai daug davė iš nieko. Nu, tipo, jo, jis mane tipo, net neleido atsilyginti. Ir ir aš išvengiau tipo, tos audros, taip, nes jis man leido paskui ir pernagoti, tipo, nu, aš, sako, neišleisi žmogus per lietų, aš būčiau ėjęs ir aš norėjau eiti, nes man patinka kankintis. Bet jo. Tai tiesiog, kad ir, nu, čia tipo vienas pavyzdys ir čia vos nestipriausias pavyzdys, kurį aš prastai nupasakau, bet tiesiog, ir aš nesakau, kad aš tipo noriu sutikti kažkokį čia dabar žmogų, kuris mane ten bandytų papjauti ar dar kažką, ar apvogti ir taip toliau. Aš neprašau visatos kažkokių tais crazy išbandymų, nes, nu jo, nereikia, bet tipo tiesiog noriu pasakyti, kad atrodo, ir aš neneigiu žmonių ydingumo ir ydų ir taip toliau, bet tiesiog atrodo, kad konstanta yra gėris ir išimtis yra vadinamasis grynas tikras blogis. Tai va, ir va, tai siejant atgal su mano pasaulėžiūra, tiesiog, kad jo, viskas yra taip, kaip yra, bet tas, kas yra, atrodo, kad man labiau tinka žodis logika, kad viskas vyksta kažkokia tais loginė grandinė. Nes čia apart to vieną dalyką tipo turėjo lyt ir aš būčiau visiškai ten sulytas, partrenktas žaibo 100%, 3 kartus kokius mažiausiai. Ir viso to tiesiog labai, nežinau, vos ne... Tipo, tuo metu man net buvo toks jausmas, kad
kai tas žmogus ten pakvietė mane į mašiną. Nes aš žinojau, kad, tipo, ten prognozė, aišku, lietaus. Bet aš jaučiau, kad, 100% lis tiesiog. Ir, nežinau, tuo metu aš tiesiog žinojau, kad to išvengsiu kažkaip. Ir taip ir buvo. Ir paskui ten, ir aš tiesiog galvojau apie tą savo kelionę, kiek čia jau 3 savaitės yra. Ir apskritai apie visą gyvenimą čia, bet tiesiog, kad viskas vyksta taip, kaip turi vykti vos. Nežinau, labai keistas dalykas, čia tiesiog mistika, didžiausia mistika. Bet jo, galvojau, kad jeigu garsiai pasakysiu, pasidarys ir man pačiam aiškiau ir kažką aiškiai pasakysiu, bet nieko aš čia aiškiai nepasakiau. Bent jau man taip neatrodo. Bet jo, kietai.